atvažiavom, nes rūpi. Žmonės mums labai rūpi ir mums irgi lygiai taip pat skauda. Ir matom, kiek čia emocijų. Mes lygiai ta pati visuomenės dalis, kaip ir šitie žmonės. Aš lygiai toks pat vyras kažkam, sūnus vaikas, kaip ir tie žmonės. Ir sakau, lygiai taip pat skauda, bet aš atstovauju kariuomenę, aš esu karys ir man svarbiausia tų žmonių saugumas. Kaip ir mano šeimos. Ir kaip ir sakom, jeigu poligonų nereiktų, mes ir neprašytume, bet mums reikia treniruotis ir visą tą tik tai Lietuvos saugumai. Čia viena vienintelė paprasta žinutė. Aš tikiu, kad kalbant, bendraujant ir stengiantis suprasti ir įsijausti į žmonių nuoskaudas, aš manau, tikrai galim pasiekti. Ir šiaip labai dar gera žinutė priešų, žmonės labai kovingai nusiteikia, tai aš tikiu, jei nedaug dievė ateitų priešas, tai šitie dzūkai suplėšytų į gabalus priešą ir labai kariuomeniai padėtų. Aš noriu pasakyti, kad kariuomeniai be visuomenės būtų labai sunku ir šita parama mums labai reikalinga. Ir aš manau, kad viskas bus gerai gale dienos.